Turime vis tik valdžioje socdemus, kurie jų tikslas kaip partijos apskritai kažkokią socialinę lygybę atrasti visuomeniai, padaryti kažkokią tai. Kaip tada kitaip turėtų būti ieškoma ta socialinė lygybė? Nu, aš kaip pavyzdžiui, jie turėtų pradėti nuo savęs, labai gudriai padarė paskutinę kadenciją prieš žinant, pasikėlė savo algas tam daleis. Tai nesocdemai, čia sakysi. Nu, bet ten kiek procentų lieka tų pačių ir jie ir nusibalsuoja irgi už tą atlyginimo pasikėlimą ir visą kitą. Tai gaunasi taip, kad ten nėra jokio socialinio atsakingumo. Plus, jeigu tikrini kiekvieną individą atskirai, kaip jau žmogų, nu, ten pasiemi tą nebe Seimo narį, nu, iš tos kėdės, tai pasižiūri, kur jisai gyvena, kokia apygardai, kokia pasinavimas, tu matai, kad socialiai jisai jau yra ten, nežinau, 50 pakokom aukščiau už visus kitus aplinkui. Tai gerbėmieji, pradėkite demonstruoti socialiai atsakingą gyvenimą nuo to savo kiemo, mes tada galim sakyti, kad jūs socialiai atsakingi. O dabar realiai, ką aš matau, jie kelia mokestį tam, kad, kaip aš minėjau pradžioje laidos, susirinktų savo daugiau pinigų. Savo algoms, kažkokiam fondai, kurie irgi valdo jų įsisavinimą, tai kelk nekėlės tos mokesčius, o mes mokėsim irgi tos mokesčius. Ką tu mokėsi?